Sveiki! Aptarkime politinės ir visuomeninės aktualijas, kurių yra išties nemažai po ką tik buvusio savaitgalio. Birželis vis dar Pride mėnuo, tai apie Pride, eitynės Vilniuje ir Europos parlamento rinkimus, kurių rezultatus mes jau žinome, analizuoja politologai, politikai, piliečiai ir visi kiti. Tai norėčiau pradėti turbūt nuo Europos parlamento rinkimų ir pasidžiaugti kaip Laisvės frakcijos narys, kad Laisvės partija pirmą kartą iškovojo mandatą. Stipriai, 8% ir tai yra ketvirta partija tarp Lietuvos partijų, surinkusi daugiausiai balsų. Turime pirmą savo europarlamentarą Dainių Žalimą ir norėčiau palinkėti visokeriausios sėkmės, įgyvendinti programą, atstovauti liberalias vertybės ir kovoti su radikali dešinė, kurios vis dėlto tarp 720 parlamentarų šį kartą yra gerokai daugiau. Ir tiesą pasakius, matome vakarų Europos tendencijas, ypač Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos. O Vokietijoje AfD partija radikalios dešinės buvo antra pagal surinkusius mandatų skaičių. Ir visiškai įsiskiria geografija rytų Vokietijoje, kuri žinoma turi tam tikrą sovietinę praeitį. Tai praeities šmėklos vis dar daro savo blogą įtaką. Labai norėtųsi tikėti, kad mūsų svarbus sąjungininkas NATO ir nepaprastai svarbi prekybos partneriai, visokiojopai svarbi politinė partnerė Vokietija vis dėlto neprarastų tinkamos Lietuvai naudingos krypties. Bet, žinoma, Europos parlamente yra 720 mandatų ir koalicija galimai nebus sudaroma su radikaliomis dešinės partijomis. Tai turi EPP, konservatoriai, surinko daugiausiai balsų. Šiek tiek balsų 23 šiuo metu prarado Renew grupė, kuriai priklausys mūsų europarlamentaras Dainius Žalimas. Socialistai demokratai prarado vos 4 vietas ir žalieji prarado net 18. Tai galima manyti, kad žalesis kursas bus šiek tiek pristabdytas, ypač pamačius per pastaruoju metu žemės ūkio darbuotojų, verslininkų, žemdirbių protestus, kurie buvo ir Lietuvoje, bet jie visai kitokį įgavo mastą ir netgi suirutės kėlė tiek Belgijoje, ypač Prancūzijoje, kitose valstybėse. Tai ir Lenkija, žinoma. Bet gal tiek apie tai. Rinkėjų aktyvumas Lietuvoje buvo vos 28,4%. Tai yra mažai. Apmaudu ir atleiskit už tiesmukumą dėl jaunimo. 18,2% jaunimo balsavo Europos parlamento rinkimuose. Tai jaunime. Ta prasme, balsuoti reikia už dabartį ir ateitį. Artėjanti kadencija yra 5 metų. Europos parlamentas sprendžia labai daug sričių, kurie liečia ne tik Europą, bet tiesiogiai Lietuvą. Per direktyvas, per daugybę dalykų. Pavyzdžiui, roamingo bendrą standartą juk įvedė ne kas kitas, o ES institucijos. Europos parlamento lyderystė čia buvo itin svarbi, Europos komisijos itin svarbi. Tai, tikiuosi, kad bėgant laikui mes įvertinsime Europos parlamento reikšmę vis labiau ir labiau. Tai antras žemiausias rinkėjų aktyvumas Europoje. Mažiau balsavo, nors 22% piliečių tik Kroatijoje. O žiūrint į regioną, Latvijoje balsavo 33% piliečių, Estijoje 37% piliečių, o Lenkijoje 40%. Tai galbūt tai, kad migracijos tam tikra instrumentalizuota krizė Lietuvoje buvo gana anksti suvaldyta, o Lenkijoje vis dar suirutės tam tikros ir net vienas pareigūnas buvo nužudytas, migracija tapo antra svarbiausia tema po gynybos ir saugumo. Aš taip paaiškinčiau, kodėl Lenkija šiame regione buvo išskirtinai, didesnis rinkėjų aktyvumas. O grįžtant prie Lietuvos 11 europarlamentarų, turime pakankamai didelę patirtį turinčių politikų į išrinktas pozicijas. Žinoma, ir Auštrevičius, ir Sinkevičius, buvęs komisaras, ir europarlamentarė Blinkevičiūtė, ir socialdemokratų kandidatas. Ta prasme, tai yra gana
gana stiprus kandidatai, išskyrus, žinoma, Petrą Gražulį, kuris duok die nebus efektyvus jokiais būdais ir per daug gėdos nepadarys. O koloradinis Tomaševskis bus pasyvus, kaip ir buvo per pastarąją kadenciją. Tai, sakyčiau, rezultatai buvo, nepaisant žemo aktyvumo, pakankamai džiuginantys. Prancūzija. Sekmadienio vakarą dar net nesulaukus oficialių rezultatų, Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, pareiškė, kad paleis parlamentą. Ir jau birželio 31 dieną bus nauji Prancūzijos parlamento rinkimai. Tiesą pasakius, aš ir pats būsiu tuo metu Paryžiuje, laisvojo Irano viršūnio susitikime, pasaulinėme susitikime, olimpiada, rinkimai, tam tikri protestai bus išties įdomus laikas birželio pabaigoje. Emmanuelio Macrono veiksmus galima suprasti, nes jis nori pamažinti tam tikrą pagreitį, kurį gauna radikalios dešinės ir netgi, sakyčiau, prorusiška Marine Le Pen partija. Tai tikimės, kad liberalus pakankamai Emmanuelis Macronas, kuris pastaruoju metu, tiesą pasakius, išreiškė daugybę puikių ambicingų pareiškimų, kas liečia Europos gynybą, atgrasimą prieš Rusijos agresiją, kad vis dėlto stabilizuosis padėtis ir turėsime daug vis pozityvesnių žinių prieš sekančius rinkimus, kurie berods 27 metais. O šeštadienį įvyko Vilnius Pride eitynės. Tai yra eitynės, kurios Lietuvoje organizuojamas nuo 2010 metų ir tiesą pasakius, tuo metu jos atrodė visiškai kitaip. 350 žmonių tuo metu, ir policijai teko tramdyti 2 kartus daugiau protestuotojų, budėjo apie 800 pareigūnų ir tuo metu susirinkę protestuotojai prieš eitynių dalyvius svaidė akmenis, dūminės bombas, skandavo išeidžiančius šūkius. O šį kartą buvo tiesiog grupelė paauglių, kurie metė keletą pomidorų, vienas kiaušinis pateikė į pareigūną, o pusė iš paauglių buvo sulaikyti. Apart to eitynėse dalyvavo rekordinis žmonių skaičius – 17 000. Žinoma, geras oras, daug spalvų, LGBTIQ+ bendruomenė susivienijo, daugybės partijų, taip pat ir ambasadų darbuotojų dalyvavo šiose eitynėse iki pat Vingio parko ir tai tikrai buvo juntama tarsi festivalyje. Ir aš pats dalyvavau 2021 metais Kaune surengtose eitynėse Pride ir panašu ir noriu konstatuoti, kad kuo toliau, tuo labiau šis renginys įgauna kultūringesnę, svarbesnę reikšmę Lietuvos visuomeniniam gyvenime ir mes artėjam prie normalios žmogaus teisę gerbiančios demokratijos išraiškos ir tai duoda vilties, kad net ir Seime surinksime dar keletą papildomų balsų, aš tikiuosi jau kitą kadenciją ir priėmimo stadijoje civilinės sąjungos įstatymas bus priimtas. Galbūt dar ir šią kadenciją, bet jeigu nenuleisim rankų ir sieksim ir toliau lygiateisiškumo ir tų įstatymų iniciatyvų, kurios, kaip ir Stambulo konvencija, tikrai mažins tam tikras problemas, kurias mažumos, bet Stambulo konvencija nėra apie mažumus, tai apie pagal populiaciją, tai apie smurtą artimoje aplinkoje, apie kovą su smurto artimoje aplinkoje, kurį dažniausiai patiria vis dėlto moteris. Tai čia ne vien tik apie mažumos, net ir civilinės sąjungos įstatymas vis dėlto juk būtų leidžiantis sudaryti tokį, kaip ir partnerystę tarp heteroseksualių šeimų, reiškia vyro ir moters taip pat. Berods 500–700 tūkstančių porų Lietuvoje toks įstatymas joms būtų aktualus. Ir apie daugybę klausimų, Pride eitynės, tiesą pasakius, kelia tos klausimus, tai yra tam tikra šventė. Lygybės, žmogaus teisių ir visų šitų gražių dalykų. Dėl to noriu pasidžiaugti, kad iš esmės tai pavyko sklandžiai, tai dar labiau priartina mus prie civilizuotos Europos. Ačiū, kad klausėte.